Sveiki, aš esu Andrius, aš esu Tėvas Racing instruktorius. Šiandien yra mūsų sezono atidarimas, žiauriai geras oras, žiauriai geros sąlygos. Bandom naująją Nemuno žiedo trasą, tuo pačiu turim naujų automobilių. Šiemet prie mūsų prisijungė Porsche GT4, tai pravažiuosim, pažiūrėsim, ko pasikeitė ta trasa. Porsche GT4 automobilis, praktiškai galima sakyti mūsų Porsche GT3 automobilio mažasis brolis, šiek tiek silpnesnis, trumpesnė bazė šiek tiek, bet labai smaigus taipogi ir fainai, kad šitas Porsche GT4 yra su PDK pavarų dėže, nes dauguma jų būna su mechaninėmis dėžėmis. Tai artėjom prie pirmo posūkio Nemuno žiedo trasoje. Čia iš esmės nieks nepasikeitė. Tik tai buvo užtaisyta viena tokia bjauri duobė, dėl ko nebūdavo galima anksti įvažiuoti posūkį, dabar tai galima padaryti puikiai. Tada artėjom prie vadinamojo stadiono posūkio, nusileidimo link Ąžuolo posūkio. Čia danga irgi išliko ta pati, čia kaip ir skirtumo jokio dabar nėra. Ąžuolo posūkis. Už Ąžuolo posūkio atvažiuojam ir yra dar viena užtaisyta duobė. Štai su silpnesniais automobiliais gal būdavo sunkiai juntama, bet su greitesniais labai smarkiai purkdavo, tai ten irgi viskas ok dabar. Tada yra Šakių posūkis ir va čia jau atvažiuojam ant naujojo asfalto. Sukibimas, sakyčiau, kitoks, nežinau net ar geresnis, kol kas sunku pasakyti. Ir aišku labai lygu, visiškai kitaip važiuoja automobilis. Gražus nauji kerbai. Galim dabar vieną ratą pabandyti greičiau. Tai va, prieš Šikeiną kaip tik baigėsi naujas asfaltas, į Šikeiną galima daug greičiau įvažiuoti. Toks tas atnaujintas Nemuno žiedas. Šiaip nors pasikeitė, sakykime, grubiai trečdalis trasos asfalto, bet pokytis labai didelis, nes pasikeitė būtent ten, kur buvo prasčiausia danga. Tai, sakyčiau, laikai gali būti daug greitesni, su greitais automobiliais turbūt net, ir kiek jau bandėm, net gal iki 3 sekundžių, su lėtesniais iki 1,5–2, tai
skirtumas labai didelis ir aišku džiugu, kad ta trasa jinai labai pagerėjo.